žmonės ieško tos vienos priežasties, kodėl sergama. Kad aš surasiu dabar tą vieną dalyką, aš galėsiu jį iš savęs išimti ir aš pasveiksiu ir viskas bus kaip buvo iki tol. Ir man tai atrodo tokia utopija. Man labai patiko, kaip vienas mano mokytojas kraniosakralinis pasakęs, kad jeigu jūs pamatysi žmogų, kuris sako, aš žinau priežastis, apsisukit ir bėkit. Dėl to, kad čia jau bent jau mano nuomonė, kad priežastis mes negalim žinoti. Tai yra tiek sudėtinga, mes daug šnekam apie mechanizmus, ligų ir sutrikimų, tai yra žemesnių mechanizmai, aukštesni mechanizmai, bet tos priežastis, jos dažnai nuo mūsų pabėga, nes aš manau, kad tai yra dvasinio pasaulio kažkokie dalykai iš tiesų. Ir kiekvienas, jeigu mes paimame tą medicinos filosofiją, tai kiekvienas sutrikimas, kiekviena liga neturi vienos priežasties, o turi krūvą neperteklinių priežasčių. Ir ties turi sutapti daug įvairių faktorių, kurie sukels tą problemą žmogui. Nebus taip, kad čia vienas dalykas. Paprastai mes priežastim vadinam kažkokį paskutinį dalyką, kuris buvo paskutinis lašas į tą visą bendrą stiklinę mažų priežasčių, smulkių priežasčių, neperteklinių tų priežasčių ir tada viskas išsipila iš tos stiklinės. Tai